Tai yra taupyklė, kurioje sutaupyta pinigai mūsų abiejų su Mantu per savaitę laiko. Tai yra smulkus pinigėliai, kurie yra 1, 2 eurų, 50 centų, žodžiu, viskas, kas yra metaliniai. Mes grįžtam namo ir jeigu mes turime metalinių pinigų, mes tiesiog dedam juos į taupyklę. Ir maždaug per 6-7 mėnesius mes sutaupome čia vidutiniškai 600 eurų. Ir dažniausiai tos pinigus mes išėmam labai greitai, nedelsiam, nelaukia metų, 2, 3, netaupome čia tūkstančiais tam, kad pinigai nenuvertėtų. Mes visi žinome, pinigai, kurie guli stalčiuje, pinigai, kurie guli taupyklėse, juos valgo infliacija ir jų laikyti neapsimoka. Didžiulę klaidą daro žmonės, taupydami tokiose taupyklėse, laikydami pinigus metus, 2, 3 ir galvodami, kad tapsite turtingais ir kad po 3, 4 ar 5 metų labai jau džiaugsitės išėmę pinigus, kurie galbūt jau jums netiek daug reikš. Tai ką aš jums noriu pasakyti, kad tokiose taupyklėse reikia pataupyti labai trumpiems periodams, kad čia ir dabar kažką įsigyti. Arba pritrūko pinigų ir jūs pasiemate, atsidarote ir sumokate 300, 500, 700 eurų. Arba tiesiog išleidžiate juos kelionėje. Ir atrodo, kad visiškai nejučiom sutaupėte čia pinigus. Prie ko aš vedu? Prie to, kad jeigu norite sutaupyti ir pinigų, kad nesuvalgytų infliacija, pirmiausia, jūs turite tai pradėti investiciniam kaupiamajam gyvybės draudime, kur jūs kas mėnesį atsidėsite stabilę pinigų sumą, tokią, kokią jums leidžia jūsų piniginė. Jeigu norite daugiau informacijos, rašykite man, aš jums papasakosiu subtilybių, kaip galima sutaupyti per 10 metų tokias pinigų sumas, kurias atrodo, neįmanoma su mano darbu, neįmanoma su mano išlaidom, neįmanoma auginant 2-3 vaikus, sutaupyti tokias pinigų sumas, viskas, mielieji, įmanoma. Aš taupau Compensa Life bendroviai per investicinį kaupiamą į gyvybės draudimą 11 metų. Ir aš žinau visas subtilybės, ko negalima daryti ir ką būtina daryti kaupiant per gyvybės draudimą.